Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir mes padedam žmonėm numesti svorio, pagerinti sveikatą ir netgi išsigydyti ligas be vaistų pagalbos. Ir šiandien tęsiu serijas kalbėdama apie keto mitybą ir tam tikrus jos klausimus. Ir vienas iš tokių klausimų, ką gaunu, tai ar galiu laikytis keto visą gyvenimą. Dabar keto, kaip ir minėjau, jeigu žiūrėjot serijas nuo pat pradžių, keto yra žmogui natūrali būsena, jeigu žvelgiant į mūsų protėvius, bet net ir mūsų protėviai išeidavo iš keto mitybos, išeidavo iš ketozės ir energijai naudodavo angliavandenius. Kada tai būdavo? Tai būdavo vasaros sezonu, nes tada užaugdavo labai daug vaisių ir kai valgom vaisius, mūsų organizmas būtent energijai ir naudoja angliavandenius, cukrus, gliukozę, bet ne riebalus. Tai lygiai remiantis tuo pačiu principu patarčiau aš ir jums, tai turėkit sezonus, kai būnate ketozėj, kai maitinatės pagal keto, ir turėkite sezonus ir periodus, kai maitinatės ne pagal keto ir kai valgote vaisius, pupeles ir pilno grūdo daržovės. Nes visi šitie trys dalykai, jie irgi yra naudingi ir jie turi tikrai daug visokių mineralų ir vitaminų, aišku, priklausomai nuo kokios kokybės produktą renkatės, kaip auginti ir taip toliau, bet jie irgi turi labai daug vitaminų ir dalykų, kurių keto mityba nebūtinai pilnai padengs. Tai keto mitybo ir ketozai būti visą gyvenimą aš tikrai nerekomenduoju, nes tada jūs kažką prarandat, bet labai rekomenduoju turėti sezonus. Tuoj papasakosiu apie tuos sezonus truputėlį plačiau, bet dar vienas dalykas, dėl ko rekomenduoju sugrįžti prie angliavandenių kartais periodiškai, tai dėl to, kad tam, kad jūsų organizmas neaptingtų ir nepamirštų, kaip virškinti daug cukraus, daug angliavandenių turinti maistą. Tai yra labai svarbu, nes jeigu užsibūsit ketozėj per ilgai arba nevartosit tam tikro produkto labai ilgai, kai jį pradėsit vartoti, jūs jausitės siaubingai. Tai yra dėl to, kad jūsų organizmas nebežino, kaip tą dalyką virškinti. Tai vis periodiškai reiktų sugrįžti net ir prie blogesnių dalykų. Tai dabar kaip laikytis tų sezonų? Tai priklauso, kur jūs esat. Jeigu jūs metat svorį, aš labai rekomenduoju didžiąją laiko dalį būti ketozėj ir kelias dienas pavalgyti angliavandenių. Tai pavyzdžiui, mėnesį, 6 savaitės, 2 mėnesius pabūkit ketozėj ir tada nuo 3 dienų iki savaitės pavalgykit angliavandenių. Angliavandenius geriausia valgyti pirmojos dienos pusėj, nes jeigu jau valgot antros dienos pusėj, tas angliavandenis virsta į cukrų, kuris virsta į riebalą. Tai mes šito nenorim. Valgykit angliavandenius pirmos dienos pusėj, maksimum pietums, vėliausiai. Tai mano rekomendacija būtų tokia, jeigu norit lieknėti. Dabar jeigu norit nebūtinai lieknėti, jums tinka jūsų svoris, bet norit keto naudų, tai tada sakyčiau, kad galit, pavyzdžiui, 2 savaitės būti ketozėj, porą dienų grįžti prie angliavandenių, arba būti mėnesį ketozėj, arba ir kokias 3-4 dienas pabūti angliavandeniuose. Galite būti ir ilgiau, ypač jeigu planuojat kažkokias atostogas ar šventės, ten visada bus labai daug angliavandenių, tai galit būtent tais periodais ir planuotis, kad bus jūsų angliavandenių laikotarpis. Tai tiek žinių, jeigu turit klausimų, rašykit. Ačiū Jums labai ir iki kitų susitikimų.